Sveiki visi ir visos. Labas, Dariau. Sveiki. Šiandien, kaip matote, Lietuvos ir ne Lietuvos karybos ekspertas Darius Antanaitis, o pradėti aš noriu nuo kiek senesnės aktualijos, bet perėsim prie to, kas yra karščiausia, žinoma. Darius yra vienas nedaugelio spėjęs apsilankyti ypač karštam regione, prieš pat, kai ten užvirė visą tą košę, ir važiavo ne po palmėm gulėti arba ne kokiu nors tenai malonių potyrių patirti, bet ginklo apžiūrėti, ar ne, kas buvo ir kur buvo. Saudo Arabija, ne, kaip suprantu. Tai yra Saudo Arabijos sostinė Rijade, tai tiksliau 60 km nuo Rijado, ten autostrada tokia reikėjo važiuoti. Ir tai neseniai pradėta tokia kaip gynybos ir saugumo paroda, vadinasi World Defense Show, VDS, WDS. Iki tol tai buvo didžiausia Abu Dabija paroda, bet Saudo Arabija nutarė nukonkuruoti ir pradėjo savo daryti. Ir iš tikrųjų tai yra pakankamai milžiniška paroda, palyginus tai, kas buvo prieš 2 metus, tai jinai pakankamai užauga ir tokia tapo jau daugiau užaugusi, suaugusi gal labiau. Tai kuo įdomi šita paroda ir paroda Abu Dabija arba tose ne Europos šalyse, tai yra tai, kad tenai dalyvauja ir taip pat valstybės, kurios yra sankcionuotas kitose valstybėse arba jiems neleidžiama daryti, tokie kaip pavyzdžiui Rusija, man buvo labai įdomu, ką jinai turi, Baltarusijai, Kinai, Vietnamas ir panašiai ir panašiai. Tai buvo įdomu pažiūrėti vakarietiškas technologijas, kur pakankamai daug jau prisižiūrėjęs ir kiekvieną dieną praktiškai su to susidarė, su to prieš ką, arba kas prieš mus prieš pastatyta. Ir tai buvo iš tikrųjų didelis įspūdis, ypač pamačius būtent kinų stendą, arba ne tai, kad stendą, bet stendus. Tai yra tiesiog begalinis kiekis stendų kinų. Jeigu mes pasižiūrėsim, pavyzdžiui, ten rusai irgi buvo pastatę, bet, rusai palyginus su kinais atrodė kaip ledų kioskas kažkoks tai. O Baltarusija tai iš vis atrodė kaip iš temo atsisiunti robotukus ir ten pastatė ir iš tikrųjų taip ir buvo. Po to internete aš radau, kad būtent iš Kinijos marketplace yra atsiųsti tie robotukai, kur buvo nudažyti žaliai ir ant jų kažkas taip prisukta. Tai pas Baltarusijos tai labai su inovacijom, labai taip liūdnai. O ką rusai bandė parodyti kaip tėvynės Wunderwaffe kokią nors, ar nerodė ten jų tokių dalykų? Tai ko gero tie užsihaipinė dronai, pagrindė buvo FPV dronai, netgi Kalašnikos tos dronus savo gamina, tai aibė įvairiausių dronų, be jokios abejonės, šarvuotos mašinos kelias, naujas šarvuotas transporteris, kuris taip pat mažai pritaikytas, palyginus su vakarietiškais šarvuotais transporteriais, kur yra ir amortizacinė sistema, jeigu kažkas tai sprogsta šalia šarvuočio, tai yra kėdės, kurios amortizuoja smūgį, tai pa žmogų nesulūžta stuburas ir panašiai, tai aišku pas juos tai nėra to visų dalykų, pas rusus ten viskas paprasčiau ir viskas taip teple padaryta su kreivom siūlėm suvirinimu. O jis buvo populiarus tas stendas, ar teko pro kartai praeit du, ar taip sausakimšas, sakykime? Tai buvo vienas stendas viduje, tai ten būtent ir buvo lengvėjai šaulių ginklai pagrindė, po to įvairūs modeliukai sraigtasparniai padėti, po to be abejo tie visi modeliai mini ir mikro dronų. O lauke tai jau buvo būtent ta technika, šarvuota technika, tai prie šarvuotos technikos daug žmonių nemačiau, ten greičiausiai daugiau vaikščioja tų kitų, pavyzdžiui, Arabų Emiratų įmonių atstovai, kuriuose dirba tie patys rusai, tai ateina pasikalbėti rusiškai. Be abejo, ten rusą atpažinti pakankamai lengva, tai aišku, tai veido išraiška ir tai blizgantis kostiumas ir blizgantis batai, bet čia yra ne esmė. Esmė tai, kad palyginus su kinais, tai Rusija atrodo labai apgailėtinai. Bet jie yra ne vieniši, jeigu tai pažvelgt iš tos tokios Star Wars vertybių pozicijos šviesiosios pusės, kurioje yra, aišku, ir mes esame, ir tamsiosios pusės, jeigu taip išrikiuotų dvi pajėgas, kaip ten jausmas būtų pagal šitą parodą sprendžiant? Tai iš tikrųjų buvo netgi atskirti, tai yra vakariečių technologijos buvo visiškai skirtingame paviljone, netgi reikėjo per tokią didelę aikštę pereiti, rusų technologijos ir kinų buvo atskirai. Kas keista buvo, tai lauko paviljone, tai ukrainiečiai stovėjo šalia arba netgi kartu su rusais. Tai yra ukrainiečių stovėjo Bogdana, Haubica ir jų šarvuočiai ir šalia buvo rusai. Tai buvo toks disonansas. O jau viduje, tai ukrainiečiai irgi buvo kitame paviljone, tai jau ne šalia rusų. Šalia rusų tai paprastai tai buvo kinai be abejo su savo milžinišku paviljonu. O amerikiečiai? Amerikiečiai buvo atskirai, amerikiečiai buvo atgabenę labai daug savo oro technikos, tai buvo ir Apache sraigtasparniai, tai buvo ir Kajovos sraigtasparniai, ir lėktuvai, ir naikintuvai, tai buvo įspūdinga paroda, ir Airbusas po to savo atbogina
transportinį lėktuvą. Na ir be abejo reikia pripažinti, kad Saudo Arabija pati naudoja labai didelį kiekį amerikietiškos technikos, tame tarpe ir oro technikos, tas pačios F-15 su pačiu greičiausiu medvaržčiu pasaulyje, kuris yra, jeigu pasižiūrėti F-15 priekį, ten kur nosis sueina, tai ten yra toks kryžminis medvaržtis tiesiai vidurį prisuktas, tai labai komiškai atrodo, bet jį vadina pats greičiausias medvaržtis pasaulyje. Tai ten apsukų kokie 10 000 per sekundę. Na, tikiuosi stacionarus, nes kitu atveju, ko gero, ten tas visas radaras. Bet vis tiek tas jausmas, kad, kinai, kiek jie automobilių pramonį parodė visiems, kas jie yra, ir jie pralenkė Tesla pardavimais, mes matom gatvėje jau kas, jeigu ne kas trečia, tai bent jau kas 8 mašina kiniška. O ginklų pramonė, ar yra jausmas, kad jie kažkokį tai peržengė etapą, kada iš ties pradeda kelti grėsmę tam dominavimui Jungtinių valstijų ir šiaip vakarų pramonės tokiam dominavimui pasaulyje? Manau, pagal kiekį tikrai taip. Pagal technologinį išsivystymą, manau, jie dar atsilieka. Nes jeigu pasižiūrėti į Kinų, tai aišku, pas juos buvo pagrindas, tai yra kosmoso technologijos, kosmoso ginkluotė, tai buvo aviacija, nes buvo ir pakistaniečiai atskridę su kiniškais naikintuvus ir po to darė parodomąją programą skrydžio. Tai be abejo, tai yra ir jie jau išmokė ir jau gamina pakankamai didelį kiekį, na kaip, tai ne tai, kad ten šimtais, bet jau po kelis lėktuvnešius tavo šitą jie siūlo. Be abejo, tai šarvuota technika, hipergarsinė ginkluotė ir hipergarsinės raketos. Aišku, priešlaivinės raketos ir panašiai, tačiau, kaip mes matom iš dabartinio konflikto arba karinės operacijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio prieš Iraną, tai tos raketos priešlaivinės nelabai suveikia, nes vis dėlto vakarų technologijos paremtos rinkos ekonomika, jos vis dėlto dominuoja, nes vis dėlto Kinai vis dar tokia kaip miksas yra rinkos ekonomika kartu su planinė ekonomika. Bet kas labai stebina, tai yra labai daug Kinų nedidelių įmonių, na, pagal Kinų mastus nedidelių įmonių, bet pagal mūsų mastus turbūt jau būtų stambios įmonės. Taip, siūlo viską, kas svarbiausia, kad siūlo būtent įvairias prekes iš retųjų metalų, prie ko mes jau sunkiai prieiname, elektrooptinius visokius sprendimus, taip pat siūlo įvairius magnetus, kur mes irgi jau sunkiai prieinam, tai jie paėmė tokį cinkelį, kad jie uzurpavo retųjų metalų, retųjų magnetų, retųjų kristalų rinką ir jie dabar siūlo sprendimus. Ar ką nors iš ten atsivežė tokio, kad būtų galima, jeigu kas klaustų, aišku, iš valdžios atiduoti gatavus sprendimus, nes Lietuva, man atrodo, su savo gamyba ir pritaikymu vis dar ieško savo kažkokio tai sprendimo. Mes iš tikrųjų ieškom dar kažkokio sprendimo, nes vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie dronus, mikrodronus, na tai vien Lietuvoje yra keli šimtai, kurios ten gamina juos arba surinkinėja. Kalbant apie Kinus, nu ten visur. Nueini kažkokį tai stendą, tai bet kokią skonio, kvapą, formos dronas. Tai aš manau, kad tai mes dar ieškom savo tokios nišos. Vis dėlto aš gal išskirčiau tiesioginės energijos ginklus arba tai vadinami direct energy arba dar kitą lazeriniai ginklai. Ko gero tai yra tikroji inovacija šalia dirbtinio intelekto, kurį galima integruoti ir sprendimų priimimo procesą, kas svarbiausiai. Taikinių nustatymo, taikinių paieškos, ginklų kūrimo. Taip pat programose dirbtinis intelektas labai panaudotų. Tai aš manau, tai būtent tas yra. Nes jeigu kalbant, ką į Lietuvą atsinešti, tai ko gero reikia žiūrėti pagal tai, kas pirks. Pirks tie, kurie turi pinigų. Tai ko gero reikėtų žiūrėti pagal NATO 10 prioritetų vystymą, tarp kurių yra hipergarsinė ginkluotė, kosmoso technologijos, autonomija, dirbtinis intelektas ir kas man labiausiai žavė, tai yra biotechnologijos. Nes mes dažnai kalbame apie geležį, apie šaudau, gaudus, sprogimai, kulkosvaidžiai, granatsvaidžiai, dronai, bet mes pamirštam pakalbėti, kad už visos to stovi žmogus su savo žmogaus organizmu, kuris gali būti susirgti, kuris gali būti sužeistas, kuris gali būti suluošintas, kuris gali būti paveikti psichologinės spaudimą. Tai mano galva ir pas mus apskritai biotechnologijos pakankamai gerai išvystytos, tai yra ta niša, kur galima iš tikrųjų užimti, nebūtinai ten jau branduolinės bombas kurti, bet būtent tai padaryti žmogų, kuris galėtų būti lengviau arba labiau atsparus stresui, greičiau būtų pagydomas ir greičiau atsistatytų kaip fiziškai, taip ir psichologiškai. O žvelgiant į Lietuvą kaip pirkėją ir pafrontės valstybę, kuri ką tik gavo kovinio drono jau krikštą, ką mes turėtumėm pirkti arba ką galėtų tokios vietos kaip šitą parodą pasiūlyti?
Na, VDS tai nėra ta vieta, kur kažkas tai kažką tai naujo pristato. Jeigu mes norime pasižiūrėti kažkokias naujoves, tai ko gero reikėtų važiuoti į Eurosatori. Tai yra ginkluotės paroda, kuri vyksta Paryžiuje, šiais metais vyks birželio mėnesį, arba važiuoti į AUSA, tai Amerikos AUSA, jeigu dar tiksliau pasakius. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijų paroda, kur irgi pristatomos visos naujoves. Tai ko gero dvi parodas, kur kažką tai galima iš tikrųjų naujo paimti. Bet iš principo, aš manau, kad vis dėlto tose parodose dominuoja būtent tie doktrininiai dalykai, standartiniai dalykai, kuriuos mes įpratę žiūrėti, tik tai dar vis labiau ir labiau patobulinti. Bet svarbiausia, atvežus iš WDS-o, kad tai būtent ką rusai kūrė ir ką kinai turi, nes mes vis dėlto prieš šitos ginklus turėsime kovoti. Ir šio klausimo, aš manau, mes vis dar turime tam tikrą žingsnį priekyje, jie dar mus nedasivyja. Bet kai sakai doktrininiai, nėra to jausmo, kad generolai irgi šiek tiek yra per daug savim patenkinti ir klasikinės karybos vadovėliuose likę. Ar čia visgi yra kažkoks tai klaidinantis naratyvas, esą čia niekas nieko nesupranta, o iš tikrųjų žmonės domisi ir priima sprendimus. Aš klausiu todėl, kad mes perkame tankus ir jais džiaugiamės, mes kovojam dėl teisės pastatyti savo šaly ir svarbioje vietoje poligoną, bet dronai kažkaip tai lieka tarsi tų tokių ultrų, reiškia, tribūnų reikalas ir jie visi tokie, čia išvargo ir nėra čia ką. Tai mano klausimas yra, ar NATO supranta ir Lietuva supranta tai? Visų pirma, tai nėra tiesa, dronai iš tikrųjų yra integruojami. Problema ta, kad tie, kurie rėkia, kad visi aplinkui kvailiai, jie neklauso, ką sako. Tie dronai taip pat integruojami ir kariuomenė, jau seniai yra integruoti į kariuomenę. Ir prieš 2 metus buvo pirkimas už 5 milijonus to dronų ir nuolat yra pirkimai ir mokymo centrai yra įrengti. Dabar kalbant apie man kaip verslininkui, tai klausimas yra toks, kur yra problema ir koks yra sprendimas. Asmeniškai aš matau problemą vieną. Mes dabar, jeigu mes kalbame apie dronus, vien tik tai dronus, pamirškime visus tankus, mes visi dronistai tik tai su dronais darom. Karyba yra kas? Tai yra ugnis, naikinti priešą ir manevras. Man reikia išlaisvinti vietovę arba ją užimti. Taigi, su dronais ką mes turim? Šiokią tokį ugnį mes turim. Jau nekalbant, kad man reikalinga žvalgyba, man reikia taikinių nustatymas, taip toliau, logistika reikalinga, medivakas reikalingas. Labai subanalinkim. Ugnį aš turiu, bet aš negaliu judėti. Taigi, kur problema? Aš negaliu judėti. Ką man reikia išspręsti? Man reikia surasti, kaip man sunaikinti dronus. Nes kol dronai viršuje, aš negaliu judėti. Ir tada čia ir prasideda, ar mes turime antidroninės kažkokias daryti dalykus, ar mes turime daugiau investuoti į aviaciją, kad tiesiog būti greitesni, ar mes turėtumėm investuoti į dirbtinį intelektą, kuris galėtų nusitaikyti ir greičiau sunaikinti tos dronus, nes vėlgi dronai yra kelių rūšių skraidantis. Tai yra 3 rūšių mini, mikro, kur mes dažniausiai matom vaizdo įrašus iš Ukrainos, vidutiniai, kurie yra, pavyzdžiui, šachedo tipo ir didieji, kaip Globahawkai. Bet dronų yra dar daugiau, yra kosmoso, skrydžio, sausumos, ant vandens, povandeniniai dronai. Todėl, kada mes sueinam tik tai į vieną sprendimą arba į vieną ginklą, tai mes labai subanalinam viską, nes kaip ir prieš tai visą laiką būdavo, mums nereikia šarvuočio, duokit man gerą šautuvą, batus, ar aš viską padarysiu. Bet taip nėra, karybai tai yra visa sistema. Jeigu aš neturiu kažkas tai ore, kad stebi, aš negaliu pamatyti, kas vyksta toliau. Taip pat aš, jeigu neturiu palydovinės žvalgybos, aš net nematau, kas už mano sienos darosi. Jeigu aš neturiu to pačiu FPV dronų, tarkim, tai aš negaliu po vieną ten medžioti kažkur tai tos karius. Jeigu aš neturiu artilerijos, aš neturiu ugnies galios, kurie galėtų palaikyti priešą toliau. Jeigu aš neturiu šarvuotų transporto priemonių, kad gabenti savo karius, tai mano kariai turės važiuoti neapsaugotas vietovėse ir tiesiog jie bus neapsaugoti nuo skeveldrų. Jeigu aš neturėsiu tankų, tai niekas mano tų pėstininkų nerems, nes tokia pat greičių turi lėkti ir tie tankai. Ir visą tai ir apima, tai yra žvalgyba viršuje, kuris sako, kas yra priekiai, tai yra ugnies parama iš lėktuvų, ugnies parama iš artilerijos, ugnies parama iš laivyno, jeigu mes kalbam apie jūrinės valstybės, tada juda didelius greičių pėstininkai, tada juda ir tankai šalia vienas kito ir taip judama į priekį, tai yra visuma. Nes pavyzdžiui, jeigu aš tik tai vien dronus naudosiu, tai tik tai bus vienas kito daužimas. Bet kada aš esu karyboje, man sakoma, man reikia nužudyti tiek ir tiek priešų. Man sako, užimti vietovę, išlaisvinti vietovę. Kartais būna neutralizuoti priešą su tikslu kažką tai padaryti. Bet man karyboje tikslas nėra nugalabyti kuo daugiau priešininkų. Mano tikslas, kad jis paklustų mano valiai. Jeigu jis nepaklūsta mano valiai, ko aš jo nenugalabysiu, aš jį nugalabysiu.
Bet iš esmės jis turi paklusti tavo valiai. Ir čia mes kalbam apie karinę jungtinę operaciją su kombinuotais ginklais. Labai išsamus ir tikrai vertas dėmesio atsakymas išsikirpti ir pasinagrinėti visiems, kurie nori suvokti, nes aš manau, kad mums daro įtaką ta tokia išsigalvota arba save įtikinta sidabrinė kulka, kai mes matome, ką Ukraina dabar daro su Rusijos tolimuoju ir vidutiniu užnugariu. Ir mums atrodo, kad turbūt nereikia daug fantazijos įsivaizduoti, kad ir mums gali tekti šitas pats poveikio būdas. Ir aš, kai mačiau tą draugišką ugnį, kuri labai keista, važiuoji iš Vilniaus į Varėną ir tave pataiko draugiškas dronas ir tau viso gero. Labai keista tokia būtų netektis. Įmanomas koks nors scenarius, kad ne žmonės praneša, kad sprogsta ir kad atskrenda ir jau radare žmogus, kuris sėdi, mato tą žalią tašką ar kažkokį tai ir kas nors pakyla ir jį numuša. Ar čia mes atsiliekam šimtmečiais nuo tokių? Visų pirma, nuo fizikos dėsnių nelabai atsiliksi, fizikos neapgausi. Jeigu dronas skrenda žemiau matomumo ribos, tu jo tiesiog nematai. Jeigu jis skrenda kažkur, tai pavyzdžiui, jeigu rusai paleistų droną palei Nemuną link Jurbarko, tai ko gero niekas jo ir nepastebėtų. Nes tai yra fizika, tiesiog fizikos neapgausi. Aišku, apmaudu, kad 3 kartą per 4 metus dronas nukrito, pakartoju, per 4 metus 3 kartą. Ir mes vis tiek jo nepastebėjom to drono. Na, yra kaip yra. Gerai, kad jis netoli išskrydo. Bet tai aš žiūriu kaip į pamoką. Tiesiog ta įranga, kuri buvo užsakyta, dar neatkeliavo ir neintegruota. Ir netgi jeigu jie integravus ir neatkeliavus, vis tiek bus kažkokios spragos. Tai 100% tu neapsaugos. Man kaip piliečiui, aišku, atrodo, kad kažkas tai baisaus. Jau netgi 3 dronas per 4 metus įskrido pas mus ir niekas nepamatė. O vienas netgi nusileido poligone ir vis tiek niekas nepamatė. Taip tiesiog yra. Mes galim save spardyti, galim sakyti, kad kariuomenė visi ten retardai nieko nesupranta. Ir tik tai aš vienas viską suprantu, bet tokia yra realybė. Tai įvyko, dabar reikia spręsti, kaip nepasikartotų. Tiksliau, ar tai pasikartos? Greičiausiai, kad pasikartos. Tik tai, kad būtų mažesnis procentas. Aš pernai vasarą praleidau įsimintiną savaitę su virš sėdėdamas Tel Avive ir klausydamasis, kaip dirba Arrow 1, Arrow 2 ir Iron Glow ir tas Dome ir galvojau, kaip gerai veikia. Bet aš išeidavau ir aš užuosdavau tą Irano, žinai, kad ten sakė, napalmo kvapas iš ryto, žinai, kad ten buvo Irano kietojo kūro raketų kvapas. Ir galvojau, kad, kaip gerai, kad ne pas mus visą tai. Ar Lietuva kada nors gali turėti, ar čia yra nepamatuojamo dydžio išlaidos, kurios tokiai šaliai neįmanomas? Ir antras klausimas tam pačiam sumuštinėje, ką reikia daryti, kad įtikintumėm NATO, kad ne Portugalijai grėsia, o šitam flangui grėsia ir kad veškit čia pagaliau ką nors? Tai visų pirma, ar mums tai brangu ar ne, tai ar mums brangi laisvė ar nebrangi laisvė, nedaugiau, ne mažiau. Vėlgi, mes galim kalbėti apie Izraelį, kuris iš visų susikūrė dykinėje ir dabar tas Arrow 1, Arrow 2 skraido. Nes tavo visos valstybės esmė yra apginti savo pilietį. Viskas. Kas yra pilietis? Tai yra valstybės saugumas, tai yra valstybės laisvė, tai yra ir ekonominis saugumas, taip toliau. Kalbam apie Singapūrą. Iš vis smirdantis skylė buvo. Dabar viena iš stipriausių. Stipriausia ne tik tai, kad pas ją yra labai stiprios ginkluotosios pajėgos, bet finansiškai stipri. Pabandyk jau užpulti ir finansų rinką subirės. Pažiūrėkime į Iraną. Iranas atakuojamas ir ekonomika pasaulyje stringa, nes ne dėl to, kad Iranas įtakingas, o dėl to, kad jis bombina tanklaivius, kurie ten plaukia. Tai vėlgi, tas, manau, čia labiau yra ambicijų klausimas. Brangu, nebrangu, tai yra sąlyginis dalykas. Jeigu man daktaras sako, žinai, tu sergi vėžio, bet aš to neskirsiu vaistų, nes jie yra per brangus. Užsičiaupk, skirk vaistus, aš parduosiu inkstus ir aš gydysiu savo vėžį. Tai, manau, čia yra toks požiūrį klausimas. Dėl NATO irgi vertina pagal grėsmės lygį. Aš suprantu, kad 3 dronai per 4 metus tai yra baisu. Bet jeigu mes pažiūrėsim Rumuniją ir Lenkiją, ten žymiai blogesnė situacija. Netgi jeigu tą pačią Turkiją pažiūrėsim, ten 4 raketą per 4 savaitės įskrydo. Tai vėlgi, tu turi žiūrėti ne pagal žmonių fobijas, bet pagal tas tikrasias baimės. Pavyzdžiui, paskutinį... Laidos pilna apimtim ir didžiulio archyvo ieškokite Patreon arba Substack arba Contribui kanale, kuris taip ir vadinasi Algis Ramanauskas.